Pagrindinė nauda. Taigi, turite nuostabų produktą ar paslaugą, bet ar žinote tikrąją naudą, kurią jūsų klientai gauna naudodamiesi ją? Verslo modelio drobės dalis pagrindinė nauda paaiškina materialią ir emocinę vertę, kurią siūlote. Paprasčiau tariant, ką aš iš to gausiu? Tai yra tai, ką nori žinoti kiekvienas klientas. Yra du pagrindiniai naudos tipai. Pirmas – materiali nauda, pavyzdžiui, pinigų ar laiko sutaupimas arba produktyvumo padidinimas. Tai galima išmatuoti. Antra – emocinė nauda, pavyzdžiui, saugumo, pasitikėjimo savimi ar laimės jausmas. Tai dažnai sukuria stipresnį lojalumą ir skatina klientus grįžti. Norėdami atrasti pagrindinę naudą, užduokite savo šios klausimus. Kaip šis verslas sprendžia klientų problemas? Kokių teigiamų pokyčių patirs klientai? Kokia yra pagrindinė priežastis, dėl kurios klientai išliks lojalūs? Atsakydami į šios klausimus, galėsite tiksliai nustatyti savo teikiamą unikalią vertę. Galbūt kasdien sutaupote kam nors 2 valandas laiko arba leidžiate jam jaustis ramiai, žinant, kad jis daro sveiką pasirinkimą. Tai yra materiali ir emocinė nauda vienu metu. Atminkite, kad pagrindinė nauda išskiria jūsų verslą. Ji yra priežastis, dėl kurios žmonės renkasi jūs, o ne konkurentus. Aiškiai ją apibūdinkite ir turėsite planą, kaip pritraukti naujų klientų ir išlaikyti juos ilgam.